Taigi vienas aktualiausių klausimų, kuris kyla mūsų keliautojams, tai yra kuo skiriasi viskas įskaičiuota maitinimo tipas nuo ultra viskas įskaičiuota maitinimo tipo ar net luxury viskas įskaičiuota maitinimo tipo. Užsisakydami viešbutyje Turkijoje, Graikijoje, Bulgarijoje dažnai pastebime raideles AI. Tai yra all inclusive viskas įskaičiuota. Ir kartais būna prie raidelės UI, tai yra ultra viskas įskaičiuota. Taigi, kuo skiriasi šie maitinimo tipai? Viskas įskaičiuota maitinimo tipas reiškia, kad jūs gausite pusryčius, pietus, vakarienę, greičiausiai užkandžius tarp maitinimų ir vietinės gamybos alkoholinius gėrimus, kurie paprastai tiekiami iki 22 valandos. Ultra viskas įskaičiuota maitinimo tipas reiškia, kad jūs gausite ne tik pagrindinį viskas įskaičiuota maitinimo tipo meniu su vietinės gamybos alkoholiniais gėrimais, bet dažnai ir užsienio gamybos alkoholinius gėrimus, pamatysite savo meniu. Taip pat gali būti baras veikiantis visą parą ir gali būti tiesiog papildomos paslaugos, tokios kaip mini baras šaldytuve, kuris bus visiškai nemokamas ir papildomas kiekvieną dieną. Taip pat yra luxury viskas įskaičiuota maitinimo tipas, kur dažniausiai būna įtraukti ir a la carte restoranai, kuriuose galėsite 1, 2 ar 3 kartus per savaitę apsilankyti nemokamai. Vienas dažniausių maitinimo tipų yra pusryčiai. Jeigu keliausite po Europą ar po Azijos šalis, matysite raideles BB ir tai yra vienas pigiausių variantų, reiškia bed and breakfast, tiesiog lova ir pusryčiai išvertus iš anglų kalbos. Taigi, ką tai reiškia? Dažniausiai per pusryčius bus švediškas stalas, pusryčių bufetas, kuriuo metu jūs galėsite pasirinkti pusryčių patiekalus, taip pat gausite arbatą ir kavą nemokamai. Dar vienas maitinimo tipas, kuris yra nemažiau populiarus, raidelėmis rašosi HB, tai reiškia pusryčiai ir vakarienė, arba pusryčiai ir pietus. Kartais viešbutis leidžia pasirinkti vieną iš 2 variantų. Arba renkatės pusryčius ir pietus, arba pusryčius ir vakarienę. Ir per pusryčius gausite taip pat kavą, arbatą ir švedišką stalą nemokamai. Galėsite pasirinkti iš tikriausiai kelių pusryčių patiekalų. Ir taip pat bus patiekiama vakarienė, tačiau jos metu gėrimai dažniausiai nebūna įskaičiuoti į kainą. Taip pat yra maitinimo tipas pusryčiai ir vakarienė plus, kur vakarienės metu greičiausiai bus patiekiami vietinės gamybos, alkoholiniai arba gaivieji gėrimai. Yra dar vienas maitinimo tipas, FB, tai reiškia full board, yra pusryčiai, pietus ir vakarienė. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad gausite per pusryčių bufetą, kavą arbatą nemokamai, tačiau per pietus ir vakarienę gėrimus turėsite pirkti už papildomą mokestį. Užkandžiai nebus įskaičiuoti. Dar vienas maitinimo tipas, kuris vadinasi full board plus, tai yra pusryčiai, pietus ir vakarienė plus. Tai reiškia, kad per pusryčius, pietus ir vakarienę gausite gaiviuosius gėrimus ir taip pat vakarienės metu tikriausiai vietinės gamybos alkoholinius gėrimus taip pat nemokamai. Į šiuos ir panašius klausimus visuomet yra pasiruošusi atsakyti Kelionių panoramos komanda. Taigi, jei kyla klausimų, rašykite mums, skambinkite, mes esame pasiruošę atsakyti ir iki kitų kartų ir įdomių klausimų.